Visų pirma, norėčiau eilinį kartą pasidžiaugti, kad kiekvienais metais mūsų yra vis daugiau ir daugiau. Tai mums yra ženklas, kad mūsų temos, kurias nagrinėjame, yra jums aktualios, jos yra naudingos ir jūs tikrai iš mūsų konferencijų išnešat kiekvieną kartą kažką tai naujo ir jums naudingo. Tai leiskit man truputėlį gal skirti laiko tokiai nedidelį reklamai. Ir vis dėlto paklausti galbūt jūsų, kas tai yra DocLogicas, kodėl mes organizuojam tokias konferencijas. Ir jeigu mes esame programinės įrangos kūrėjai, tai reiškia, kuriam programas, tikriausiai turėtume daryti konferencijas IT specialistams. Arba aplamai, kodėl daro. Tai jeigu turėtume pasakyti vienu sakiniu, arba aš turėčiau įvadinti vienu sakiniu, kas tai yra DocLogicas, tai yra visuma sudarantis programinės įrangos ir žinių tos įrangos panaudojime sprendimas, kuris leidžia mūsų klientams, tai yra mūsų esamiems klientams, kurie esate čia salėje, ir mūsų būsimiems klientams, kurie tikiuosi irgi šitoj salėje, kurių irgi šitoj salėje yra labai gausu, būti inovatyviems ir būti efektyviems. Efektyvinti savo darbo procesus, gerinti savo darbą, pasitenkinimą iš to darbo ir vėlgi būti naudingesniems. Ir kad to nebūtų gana, manau, kad apie mūsų kompaniją tikriausiai girdėjote pakankamai nemažai, ypač mūsų klientai, bet aš vėlgi norėčiau šiek tiek pasigirti apie tai, kad DocLogicas de facto yra vienintelis licencijuojamas programinės įrangos gamintojas skirtos procesų ir dokumentų valdymui Baltijos šalyse. 30% pajamų kiekvienais metais mes skiriam investicijoms. Tai yra komanda žmonių, kurie kiekvienais metais nieko kito nedaro, tik tai sukuria naujos programinės įrangos versijos, sukuria naują funkcionalumą, suderina tą funkcionalumą su naujausiams kitų trečiųjų šalių programinė įranga, kaip naujos Windows versijos, naujos SQL versijos, naujos Internet Explorer versijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tik tai tam, kad mūsų esami klientai galėtų nemokamai jais naudotis. Sakyčiau, nežinau, ar daug tokių įmonių dar yra Lietuvoje, tiesą pasakius. De facto mes esame numeris 1 Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Mūsų sistema naudojasi daugiau negu 30 000 vartotojų. Mes daugelį sričių esame pirmi. Mes pirmieji įdegėm į mūsų programinį įrangą mobilųjį parašą. Mes pirmieji sukūrėm mobilės aplikacijas, kurios jums, mūsų gerbiami klientai, suteikia galimybę nuotoliniu būdu prisijungti prie savo aplikacijos. Neturėdami kompiuterio, jūs galite pasinaudoti išmaniuoju telefonu ir atlikti savo darbus tenai. Na ir integracija su AI, su kuri mes šiandien irgi matyti apie tai kalbėsim. Tai vėlgi mes esame vieni iš pirmųjų, kurie sukūrė pilną integraciją, veikiančią integraciją su šita sistema, kuri leidžia integruoti, archyvuoti elektroninius dokumentus tiesiai iš dokumentų valdymo sistemos. Na ir eilė kitų dalykų. Vienas iš jų mes pirmieji, kurie organizuojam tokią tipo konferenciją viešajam sektoriuje ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, kas dar? DocLogicas tai, ne tik tai Baltijos šalis, mes eksportuojam mūsų produktą į 7 pasaulio šalis. Ir pajamos iš eksporto sudaro maždaug 40% mūsų visų pajamų. Tai ta patirtį, kurį mes gaunam, dirbdami su jumis, dėkdami jums sprendimus, mes tą patirtį perkeliam į užsienį. Ir vėlgi galima čia šiek tiek pasididžiuoti to, kad tą, ką mes sukuriam čia Lietuvoje, yra naudojama ir yra labai naudinga užsienyje. Ir kitas dalykas, kad DocLogicas jau ne pirmus metus yra pripažintas Europos pačioj didžiausiai konferencijoje ir pačiam didžiausiam konkurse skirtam nepriklausomų programinės įrangos kūrėjams. Ir DocLogicas nominacijai geriausias informacijos valdymo sprendimas jau ne pirmus metus buvo nominuotas kaip vienas iš finalistų ir yra laimėjęs tokią nominaciją.
Visas tas pripažinimas pasaulinėje rinkoje, pasaulinėje arenoje, visas mūsų investicijos į programinės įrangos vystymą visų pirma yra daroma tam, kad mes galėtume su esamais klientais dirbti ilgalaikėje perspektyvoje. Mes nesam ta kompanija, kuri, sakysim, ieško labai trumpai pelno. Parduoti, laimėti, parduoti, įdėkti ir, sakysim, ir baigti bendradarbiavimą. Mes norime, kad mūsų klientai labai ilgai dirbtų su mumis, labai ilgai džiaugtųsi mūsų sukūrimais sprendimais, galėtų juos vystyti, įdėkti naujus sprendimus, tobulinti juos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šiandien mano prezentacijos tema yra apie technologinių trendų įtaką Lietuvoje, tai kaip tik apie tai truputėlį norėsiu pasikalbėti. Yra iš esmės, šiandien konferenciją galima būtų išskirti tokias 3 pagrindinės temas, kurios ir globaliųjų, lokaliųjų, sakysim, požiūrių įtakoja į mūsų kompanijos vystymą, į mūsų produktų vystymą ir jūsų, kaip mūsų klientų darbą. Ir vienas iš tų dalykų tai yra mobilumas. Na, jau minėjau, kad mes sukūrėm aplikaciją mobiliems telefonams ir Androidų ir nesenai iPhone'ų išėjo. Dabar norėčiau, kad pakeltų rankas tie, kurie naudojasi šitą aplikaciją savo darbe. Na, dėja, tų rankų nėra daug. Kažkodėl tai. Gerai, o kas turi išmaniuosius telefonus? Nu, labai daug. O kas turi nuosavus išmaniuosius telefonus? Tai yra ne darbinius. Tai praktiškai tos pačios rankos, taip? Tai galbūt jūs savo išmanųjį telefoną matyti nelabai norėtumėt naudoti darbe, kas irgi yra pakankamai suprantama ir apie tai irgi šiandien šiek tiek pakalbėsiu. Kita tendencija, kurią ir Vitalijus spėjo pažymėti, tai yra cloudas. Cloudas tai yra savoka, kuri yra tikrai netokia ir nauja ir jūs jau apie ją girdėjote ir mūsų konferencijoje ne pirmą kartą. Šitai savoka yra apie 10 metų ir pastoviai kiekvienais metais yra kalbam apie tai, kaip cloudas užgoš visą pasaulį, užkariaus ir mes visi turėsim atsisakyti savo serverių, viską perkelti į duomenų centrus ir kažkaip vis ta ateitis niekaip neateina ir neateina, sako po metų vėl neatėjo, po 3 metų, nežinau, galbūt ateis. Iš tikrųjų, galima būtų pasakyti, kad analitikai iš tikrųjų neklysta tendencijoje, kas atsitiks ateityje, bet dažniausiai jie klysta tame, kada tai ateis. Tai jeigu tai neatėjo rytoj, arba šiandien neatėjo, tai nereiškia, kad tai neateis už kažkelių metų. Bet ta tendencija yra tikrai ryški, tikrai akivaizdi, atsiranda naujų technologijų, atsiranda naujų sprendimų, kurie visus šitus procesus palengvina. Lygiai taip pat, kaip su mobiliom aplikacijom. Mobilios aplikacijos yra, bet jūs jom nenaudojatės. Cloudas yra, bet kol kas vėlgi nėra tokio didelio panaudojamumo. Ir big data. Šiek tiek nauja savoka, galbūt jie yra gal keli metai tik tai. Ir šitą savoką apsprendžia nestruktūrizuotų duomenų valdymą. Mūsų sistema kaip yra viena iš tų sistemų, kurios generuoja labai didelį kiekį, ypač organizacijoje, nestruktūrizuotų duomenų. Nestruktūrizuoti duomenys tai yra paprasti failai, PDF-ai, paveiksliukai, filmukai, susirašinėjimai, e-mailai, susirašinėjimai chatuose, Facebookas, Twitteris ir taip toliau. Viskas tas yra nestruktūrizuoti duomenys. Ir big data pasakoja apie tai, kaip šitas duomenys struktūrizuoti, kaip juos mokėti analizuoti, kaip iš tų duomenų ištraukti naudingą informaciją ir ją pasinaudoti. Tai šiek tiek apie mobilumą. Jeigu kalbėsim apie globalius pokyčius, kurie įtakoja mūsų kasdieninį gyvenimą, tai įrenginių įvairovė. Tų įrenginių yra tikrai labai daug. Vieni naudojasi iPhone'u, kiti naudojasi Androido mobiliais telefonais, treti matyt Nokia turi su Windows'u, ketvirti matyt dar turi Samsung'ą su ten nuosava tokia dar aplikacija išmaniems telefonams ir taip toliau. Iš tikrųjų, tų įrenginių yra įvairovė ir mums, kaip gamintojams, reikia prisitaikyti prie kiekvieno įrenginio ir leisti kiekvienam mūsų klientui su išmaniuoju telefonu naudotis mūsų galimybėmis. Ir kita tendencija tai yra bring your own device. Tai
tai vadinasi, tai kaip šiandien jūs pakelėte rankas tie, kurie turi savo nuosavus įrenginius ir iš tikrųjų tą įrenginį sugebėti panaudoti savo darbui. Jeigu aš esu išvykęs, kodėl aš savo telefoną negaliu prisijungti ir pasižiūrėti, kokias užduotis man yra suteiktos. Jų tikriausiai, manau, kad daugelis iš tų žmonių, kurie pakelia rankas, tikrai naudoja elektroninį paštą ir matyt ne tik tai savo asmeninį, bet tikriausiai ir savo darbinį paštą irgi yra sukonfigūravę ir naudojasi. Tai sekantis žingsnis tai yra būtent tos mobiliosios aplikacijos, kurios yra skirtos verslui arba skirtos organizacijos darbui, yra irgi perkeliamos į tos mobiliosios įrenginius ir leidžia saugiai jomis naudotis. Jeigu mes kalbėsim apie Lietuvą, tai aš sakyčiau, kad yra keletą aspektų, apie kuriuos reikėtų kalbėti. Vienas dalykas tai yra, mūsų uždavinys yra, kad kuo daugiau jūsų džiaugtųsi galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Tam reikia kelių dalykų. Vienas dalykas, kad būtų labai paprasta ir lengva mūsų aplikaciją pritaikyti, suinstaliuoti ir pradėti ją naudotis. Kitas dalykas, kad techninės sąlygos leistų su šitą aplikaciją dirbti nuotoliniu būdu, nes vėlgi yra tam tikri saugumo reikalavimai, tam firewallai, protokolai saugumo, HTTPS ir taip toliau, tai visi nuobodus dalykai, apie kuriuos matyt daugelis jūsų nežino, bet dėl kurie sukuria tam tikrus barjerus, kurie neleidžia visiškai būti laisviems. Ir mūsų uždavinys, mūsų tikslas tos barjerus lengvinti, naikinti, sukurti tam tikrus sprendimus, kurie leidžia tas aplikacijas naudoti vis dėlto. Na ir kitas dalykas tai yra mobilus parašas. Mobilus parašas šiuo metu mes, kaip aš jau minėjau, mes esame viena iš pirmųjų organizacijų, kurie tai sukuria ir mūsų tikslas yra suteikti galimybę to mobiliojo parašo irgi naudotis ir su pačiu mobiliojo įrengiu. Ta prasme, ir patį dokumentą iš mobilaus įrenginio pasirašyti mobiliojo parašu. Kalbant apie cloudą irgi yra tam tikri globalios ir lokalios, sakysim, tendencijos, kurios įtakoja į tą vystymą. Ir aš jau minėjau apie tai, kad cloudas vis ateina, jisai neateina. Ir iš tikrųjų atsirado nesenai tokia nauja sąvoka, kuria apibrėžia truputėlį tokią naują tendenciją cloud'e, tai vadinamasis hybrid cloudas. Hybrid cloudas reiškia, kad yra dalį resursų, dalis sprendimų, kuriuos jūs turite, jūs naudojate viduje. Pavyzdžiui, dokumentų valdymo sistemą jūs įdėkite pas save lokaliai, bet pavyzdžiui, paštą jūs naudojatės kažkokios trečios šalies arba naudojate cloud'e. Taip? Arba kokią nors, nežinau, projektų valdymo sistemą, kurią jūs įdėkite, irgi naudojate kažkokią cloudinę, kurią mokate kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, po $20 ir esate ją patenkinti ir naudoti. Tai hybrid cloudo tendencijos pasakoja apie tai, kaip sukurti bendrą aplinką, kuri vartotojams sukuria, sakysim, tokio nuoseklumo viziją, kad aš dirbu su viena aplikacija, kad tai, arba aš dirbu su tomis aplikacijomis, kurios tarpusavė dera, kurios tarpusavė bendrauja, man nėra sudėtinga dirbti ir su viena, ir su kita, ir neturiu kažkokiu, tai sakysim, problemų persijunginėti, perkeliant duomenys iš vienos į kitą aplikaciją ir taip toliau. Tai tokių dalykų, tokių sprendimų tikrai yra vis daugiau ir jie jau dabar egzistuoja ir aš pasakysiu Lietuvoje, kokie pavyzdžiai yra. Ir vienas iš jų, sakysim, taras, taisas, e-pasirašymas iš tikrųjų tai irgi yra taip vadinami cloudiniai sprendimai. Jūs dabar, jeigu neturite integracijos su tom sistemom, tai matyt turėsit perkelinėti tą darbą, padarėte sistemą DuckLogic'e, po to darot tą patį tose sistemose, perkelėte tą dokumentą ir taip toliau. Tai vėlgi mes kalbame apie tą patį. Mes kalbame apie cloudinius sprendimus ir jų saveikumą tarpusavį. Na ir apie Big Data. Big Data, kaip sakiau, yra pakankamai nauja sąvoka ir iš tikrųjų ji yra dar taip mokslininkų išdainuota, išpasakota, kaip tokie išmanus sprendimai, kurie padės jums atsakyti į įvairius gyvenimo klausimus. Pavyzdžiui, kodėl šiandien, nežinau, oras buvo šaltesnis negu įprasta. Va tokį klausimą užduoti ir gauti atsakymą iš sistemos. Ne? Tai iš tikrųjų tai yra įvairūs tokie pakankamai intelektualūs sprendimai, kurie sugeba atsakyti jums į labai sudėtingus tokius
paprastus klausimus, kaip žmonės bendrauja tarpusavį. Aš kaip žmogus kažką paklausiu, jūs matyt atsakysit, bet jeigu aš paklausiu to paties kompiuterio, jis matyt, netgi Google'as ne visada supras, ko jūs norite iš jo. Pasakys, ko viską. Taigi tokie sprendimai yra jau vystomi, yra jau tokių sprendimų yra pavyzdžiai, ne vienas pasaulyje, yra toksai IBM sukurtas produktas Watsonas. Tikrai, kas labai mėgsta domėtis informacinėmis technologijomis, labai patariu pasižiūrėti, YouTube labai įdomių yra filmų apie tai, kaip veikia Watsonas, kokius įdomius klausimus sugeba atsakyti, iš esmės padaro įspūdį, nes tai kaip natūralus, kaip su žmogum galėtum kalbėti, arba užduoti tokius klausimus, kada jisai išanalizuoja visą informaciją ir pateikia tokį tikrai logišką labai atsakymą į tą klausimą. Kalbant apie Lietuvą, netgi PDF LT aš galėčiau netgi priskirti prie Big Data technologijų, nes PDF tai yra elektroninio parašo formatas, kuris iš tikrųjų suteikia tom duomenim, kurios yra tam pasirašytam dokumentai, suteikia metaduomenys, suteikia struktūrizuotą informaciją, kurią mes toliau galim apdoroti. Kitas dalykas tai yra teksto atpažinimo technologijos. Dabar manau, kad yra mūsų klientų, kurie tikrai aktyviai naudojasi OCR, bet OCR tai vis dar ne visai yra tas Big Data. Jūs turite struktūrizuotas duomenys, galite atlikti paiešką, bet iš tikrųjų Big Data technologijos reiškia, kad tas duomenys jūs panaudojate, aktyviai panaudojate darbui. Ta prasme, tos duomenys yra ne šiaip savo ištraukiamas, jos yra iš karto sudeda į jūsų duomenų bazės, jūs iš karto galite jomis pasinaudoti, jie iš karto užpildo jums reikalingus laukus, jūs neturite jos copy-paste daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Aš tikiuosi šiandien kaip tik apie tai mūsų kolegos iš Affecto galės papasakoti apie tos sprendimus ir kaip tie sprendimai galėtų būti įdiegti pas jūs. Na ir trečias dalykas tai yra semantinė paieška, tai yra paieška, kada mes galėtumėme užduoti sistemai, kad surask man visus dokumentus susijusius su tokia kompanija arba kompanija, kuri visas sutartis, kurias buvo, pavyzdžiui, su Bitė, arba visas sąskaitas, kurias buvo su Bitė. Tai iš tikrųjų semantinė paieška turėtų peržiūrėti visus dokumentus ir atrasti ne tik tai, sakysim, tie dokumentai, kurie yra struktūrizuoti kažkokiam tai folderyje, bet irgi ir surasti aplamai visam duomenų sraute šitas informacijos. Taigi, galbūt tiek šiandienos mano pasakojimo. Aš vėlgi norėčiau visiems palinkėti labai geros ir naudingos konferencijos. Tikiuosi, jūs nenubudžiausit, bus įdomu. Jeigu turite klausimų, tai prašom jūs dabar užduoti arba vėlgi per pertraukas galite prieiti paklausti. Tikrai esu atviras ir nesikandžiu, nebijokit manęs. Prieikit. Ačiū.